Sveiki atvykę į laidą Daug taškelių. Šios dienos klausimas būtų, ar jūs norite tapti diktatoriumi, turėti neribotą valdžią ir išteklius, bei valdyti vieną iš stipriausių emocijų – baimę. Šis interviu skirtas kaip tik jums. Mes kalbinsim žiauriausią šių laikų diktatorių – Kristupėlį. Taigi pradedam interviu ir žodį perduotų interviu vedėjai. Taip, sveiki visi. Pirmasis klausimas. Baisusis pone, kaip prasidėjo jūsų diktatoriaus kelias? Nuo mažmens turėjau polinkį žiaurumui ir valdžiai, nes vaikystėje gaudydavau drugelius ir priversdavau juos prisiekti amžiną ištikimybę. Po kelių metų turėjau visą drugelių kariuomenę, kurie klausė tik manęs. Taigi, patarimas būsimiems diktatoriams – susirasti ištikimų žmonių, galinčių atlikti slaptos policijos arba slaptų organizacijų vaidmenį. Aišku, tai kaip jūs išvystėte valdžią? Pagrindiniai dalykai, kuriuos aš pasitelkiau vystant savo valdžią, yra baimė ir smurtas. Iš pradžių paskelbiau, kad man valdant žmonių gyvenimas bus geresnis, nebus smurto, bado arba bedarbystės. Taip užsitarnavau žmonių pasitikėjimą ir balsus. Tai kaip jūs patekote į valdžią? Kadangi jau turėjau daug sekėjų ir buvau populiarus, mane tiesiog išrinko. Taigi, norint tapti diktatoriumi, jums reikia palenkti žmonės į savo pusę. Taip, kokie buvo jūsų pirmieji žingsniai valdžioje? Iš pradžių, kurį laiką buvau gerutis. Vėliau pradėjau naikinti demokratiją ir įvedinėti griežtas taisyklės. Pavyzdžiui, visa žiniasklaida turi būti patikrinta mano patikimos organizacijos. Žmonės negali viešai reikšti nuomonės apie mano šalies politinę situaciją, bet koks veiksmas prieš mano valdymą bus baudžiamas mirtimi. Stipriai sumažinau žmonių laisvę ir saviraišką, stebėdama juos per savo šnipų organizaciją. Pradėjau naudoti smurtą ir užsitarnauti žmonių baimę. Taigi, baimė ir smurtas geriausi baimės diktatoriaus draugai. Kokie didžiausi iššūkiai būnant diktatorium? Sulaukiau didelių protestų, kelis iš jų numalšinau sušaudydamas žmonės, uždarydamas juos į kalėjimą, palikdamas džiūti be maisto ir vandens. Vienas iš didesnių iššūkių buvo slapta religinė žmonių grupė, įsikūrusi tam tikrose pastatuose be mano leidimo. Tuos pastatus aš sprogdinau. Vienas iš labiausiai sukrėtusių įvykių buvo mano patikimo kompaniono išdavystė. Teko žudyti visą jo šeimą ją matant. Vėliau palaidau jį gyvą. Taigi svarbu išlaikyti šaltą protą, bet kokiamis sąlygomis norint išlikti valdžioj. Ir paskutinis klausimas. Ar jūs gerai jaučiatės, būdamas tokiu žiauriu diktatoriumi? Jaučiuosi puikiai. Pagaliau pasiekęs savo gyvenimo tikslą, jaučiuosi savimi. Man labai patinka valdyti žmonės, tačiau kažkaip turiu mažai draugų. Tačiau esu turtingas ir dar vis turiu, deja jau mirusių, drugelių kariuomenę. Taigi galiu teigti, jog diktatorius gyvenimas nėra toks blogas. Ačiū labai už jūsų atvirumą, tikrai nebuvo baisu klausytis, o kaip tik įdomu. Ir štai taip uždarome šią laidą ir norime jums padėkoti už jūsų dėmesį. Linkime sėkmės jūsų diktatorystės kelyje. Iki.